Audioteka LT pristato Taros Westover audio knygą Apšviestoji. Iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė Karsokienė. Įgarsino Gelminė Glemžaitė. Išleista bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Taileriui. Praeitis žavinga dėl to, kad iš karto niekas nesuvokia savo jausmų. Jie išsiskleidžia vėliau. Taigi dabarties keliami jausmai mums iki galo neaiškus. Žinome tik tai, ką jautėme praeitį. Virginia Woolf. Galiausiai esu įsitikinęs, kad ugdymą reikia suprasti kaip nenutrūkstamą patirties rekonstrukciją, o ugdymo procesas ir tikslas laikytini tuo pačiu. John Dewey. Autorės pastaba. Šis pasakojimas ne apie mormonų tikėjimą ir apie jokią kitą tikybos formą. Jame veikia įvairūs žmonės, vieni tikintys, kiti ne, vieni geri, kiti ne. Autorė abejoja, ar tarp šių dviejų kategorijų yra kokia nors sąsaja. Toliau abėcėlės tvarka surašyti vardai yra išgalvoti. Aaronas, Benjaminas, Džinas, Džudė, Emilė, Erina, Feja, Odrė, Piteris, Robertas, Robin, Seidė, Suzana, Šanon, Šonas, Vanesa. Prologas. Stoviu ant raudono traukinio vagono, palikto riogsoti prie daržinės. Vėjo šuoras plaka man plaukus prie veido ir pro prasektą palaidinės apykaklę smelkėsi žvarba. Čia, kalno kaiminystėje, vėjai stiprus. Sakytum pačios viršūnės alsavimas. Žemiau nedrumščiama slėnio ramybė. O mūsų laukuose nepaliaujamas vėjo šokis. Siubuoja vešlūs spygliuočiai, krūpčioja dagiai ir pelynai, lenkdamiesi kiekvienam vėjo gūsiui ir oro duobei. Man už nugaros švelniai kyla kalvos šlaitas ir įsisiuva į kalno pamatą. Užvertusi galvą, matau tamsų indėnų princesės siluetą. Kalva nuklota sužėlusių laukinių kviečių kilimu. Spygliuočiai ir pelynai solistai, o kviečių laukas korde baletas. Kiekvienas stiebelis paklūsta kitų judesio proveržiams. Viena po kitos sukniumbo milijonas balerinų, vėtroms lenkiant auksines jų galvas. Įdubimas kviečių lauke po akimirkos išnyksta, bet jo kontūrai tokie tikslus, kad jame tikrai išvysi vėją. Atsigręžusi į mūsų namus, kalvos šlaite matau kitokį judėjimą. Prieš vėjo gūsius atkakliai iriasi aukšti šešėliai. Mano broliai pabudo, eina išbandyti vėjo. Įsivaizduoju mamą prie viryklės, palinkusią virš keptuvės su sėlenų blynais. Mintise matau prie durų iš kiemo pusės susikūprinusi tėvą, varstantį batus kaustytomis nosimis ir grūdantį iki nuospaudų pritrintas rankas į suvirintojo pirštines. Pakalnėje besidriekiančių plentu nesustodamas pravažiuoja mokyklinis autobusas. Man tik 7, bet suprantu, kad dėl šio fakto labiau nei dėl ko kito mūsų šeima išsiskiria iš visų. Mes nevaikštome į mokyklą. Tėtis nerimauja, kad vyriausybė mus privers ten vaikščioti, bet ji to negali, nes nežino, kad esam. 4 iš 7 mano tėvų vaikų neturi gimimo liudijimų. Mes neturime ligonių kortelių, nes gimėm namie ir nesam matę nei gydytojo, nei slaugytojos. Mes neturime pažymių knygelių, nes niekada nebuvome įkėlę kojos į klasę. Kai sulauksiu 9, man bus išduotas pavėluotas gimimo liudijimas, bet šiuo metu Aidaho valstijos ir federalinės valdžios duomenimis aš neegzistuoju. Be abejo, aš egzistavau. Augau ruošdamasi bjaurasties dienoms, dairydamasi ar saulė dar neaptemo, ar mėnuo nepasruvo krauju. Vasaromis konservavau persikus, žiemomis perinkinėjau pasenusias atsargas. Kai žmonijai ateis galas, mūsų šeima toliau gyvuos nepaliesta vargų. Mano mokslai buvo kalno gyvenimo ritmas, kuriam būdingi vien cikliški pokyčiai, be esminių permainų. Kas rytą pasirodydavo ta pati saulė,
apžvelgdavo slėnį ir nusileisdavo už kalno viršūnės. Žiemą iškritęs sniegas pavasarį visada ištirpdavo. Mūsų gyvenimas buvo ciklas. Paros, metų laikų ciklas ir apsisukus amžinų permainų ratui niekas nepasikeisdavo. Tikėjau, kad mūsų šeima susiliejusi su šiuo nemariu būties modeliu ir kad mes tam tikrą prasme amžini. Tačiau amžinybei savas buvo tik kalnas. Tėvas mėgo pasakoti istoriją apie šią viršukalnę. Ji, didinga senolė, buvo tarsi kalnų katedra. Šiame kalnagūbryje buvo aukštesnių, įspūdingesnių kalnų, tačiau Elnio kalnas buvo pats dailiausias statinys. Jo pamatas aprėpė 1,5 kilometro. Jam pritvinkus, įsišovęs dumsus pavidalas stiebėsi keldamas tobulą smailę. Iš tolo kalno veide galėjai įžiūrėti moters kūno formas. Gilios raguvos sudarė kojų piešinį. Ant šiauriau esančio kalnagūbrio, tartum moters plaukai vėduoklės skleidėsi pušų puokštė. Jos laikysena buvo valdinga. Viena koja galingai atstatyta ne žingsniui, o labiau šuoliui. Tėvas ją vadino indėnų princese. Ji kasmet išnirdavo pradedant tirpti sniegynams ir atsigręžusi į pietus, dairėsi į slėnį grįžtančių bizonų. Tėtis sakydavo, kad klajokliai indėnai laukdavo jos pasirodant kaip pavasario ženklo, reiškiančio, kad kalnas atitirpsta, žiema baigėsi ir metas grįžti namo. Visi mano tėvo pasakojimai buvo apie mūsų kalną, mūsų slėnį, apie grublėtą mūsų Aidaho lopinėlį. Jis man niekada nekalbėjo, ką daryti, jei palikčiau tą kalną. Perplaukčiau vandenynus, pereičiau žemynus ir atsidurčiau svetimame krašte, kur horizonte nebeišvysiu princesės. Niekad neaiškino, kaip suprasti, kada metas grįžti namo. Pirma dalis. Pirmas skyrius. Rinktis, kas gera. Ryškiausias mano prisiminimas – visai neprisiminimas. Susikūriau tai vaizduotėje ir paskui prisimindavau tarsi tikrą atsitikimą. Tas prisiminimas susidėliojo, kai man buvo 5, prieš pat 6 gimtadienį, iš mano tėvo pasakojimo, kuris buvo toks detalus, kad mano broliai ir sesuo susifantazavo kiekvieną savo kinematografinę versiją su šūviais ir riksmais. Mano versijoje čirškė žiogai. Jų griežimą girdžiu visai šeimai susispietus virtuvėje. Šviesos išjungtos slepiantis nuo federalų, apsupusių mūsų namą. Moteris siekia vandens stiklinės ir mėnulis apšviečia jos siluetą. Pasigirsta šūvis, lyg botago kirtis, ir ji krinta. Mano atmintyje visada krinta mūsų mama su kūdikiu glėbyje. Kūdikiui čia ne vieta. Aš jauniausia iš 7 savo motinos vaikų, bet, kaip sakiau, nieko panašaus ir nebuvo nutikę. Praėjus metams nuo tada, kai tėvas papasakojo šią istoriją, kartą vakare susirinkome pasiklausyti, kaip jis skaito pranašystę apie Emanuelį iš Izaijo knygos. Tėvas sėdėjo ant garstyčių spalvos mūsų sofos, pasidėjęs ant kelių atverstą didelę Bibliją. Motina sėdėjo šalia. Visi kiti buvome kas sau sutūpę ant rudo gauruoto kilimo. Varške ir medumi jis maitinsis, monotoniškai burbleno tėvas, pavargęs visą dieną tampydamas metalo laužą, mokėdamas atmesti, kas pikta, ir rinktis, kas gera. Stojo slogi tyla. Mes sėdėjom ir nekrutėjom. Mano tėvas nebuvo aukštas, bet mokėjo prikaustyti dėmesį. Jo išvaizda darė įspūdį, priminė iškilmingą orakulo pozą. Jo rankos buvo drūtos ir įdiržusios, visą gyvenimą sunkiai dirbančio žmogaus rankos, ir jos tvirtai įsikibdavo į Bibliją. Jis dar kartą perskaitė Biblijos ištrauką, paskui 3 kartą, 4 kartą. Kaskart jo balsas kilo vis aukščiau. Akys, kurių vokai ką tik buvo pabrinkę iš nuovargio, dabar buvo plačiai atmerktos ir žvalios. Tai dieviškas pamokymas, pasakė jis. Pasiklausęs viešpaties, ką tai reiškia.
Kitą rytą tėtis iš šaldytuvo išgyvendino pieną, jogurtą ir sūrį, o vakare grįžo namo sunkvežimiu su 200 litrų medaus. Izaijas nepasako, kas yra pikta, varškė ar medus, tarė tėtis įsišiepę žiūrėdamas, kaip mano broliai velka baltas statinaitės į rūsį. Bet jei paklausi, viešpats tau atsakys. Kai tėtis perskaitė tą Biblijos eilutę savo motinai, ši nusijuokė jam į veidą. Turiu kelis skatikus piniginėje, pasakė jam. Verčiau imk juos, tiek ir verta toji tavo įskaityta prasmė. Močiutė buvo lieso prakaulaus veido ir turėjo neišsenkamas atsargas indėniškų papuošalų, vien iš sidabro ir turkio, ir jais buvo apsikaršiusi laibą kaklą ir apsimauščiusi pirštus. Ji gyveno mūsų kalvos papėdėje, šalia plento, tad vadinome ją pakalnės močiute. Šitaip atskirdavome ją nuo mūsų mamos motinos, kurią vadinome miesto močiute, nes ji gyveno už 25 kilometrų į pietus esančiame vieninteliame mūsų apygardos mieste, kuriame buvo šviesoforas ir prekybos centras. Tėtis su savo motina riejosi kaip dvi katės, kurios nepaisant nieko, vaikštinėja apsivijusios viena kitos uodegą. Kartais jie visą savaitę nerasdavo bendros kalbos, bet juodu rišo ištikimybę kalnui. Mano senelių iš tėvo pusės šeima pusę amžiaus gyveno Elnio kalno papėdėje. Močiutės dukteris ištekėjo ir išsikraustė kitur, o mano tėvas liko. Priekalnėje ant kalvos šlaito tiesiai virš motinos namų pasistatė menką namelį, kurio niekada taip ir neužbaigė. Ir šalia išpuoselėtos jos vejos įsirengė vieną iš kelių metalo laužo paruošimo aikštelių. Jie kasdien vaidijosi dėl netvarkos metalo laužyno kaiminystėje, o daugiausia dėl mūsų, vaikų. Močiutė manė, kad turime vaikščioti į mokyklą, o ne jos žodžiais bastytis ant kalno kaip laukiniai. Tėtis sakė, kad valstybinės mokyklos tai gudrus vyriausybės manevras vaikams atitraukti nuo Dievo. Išvežti vaikus šituo keliu į mokyklą, kalbėdavo jis, tai tas pats, kas atiduoti pačiam velniui. Dievas liepė tėčiui pasidalyti apreiškimus su žmonėmis, kurie gyveno ir dirbo žemę Elnio kalno paunksnėje. Sekmadieniais kone visi susirinkdavo karijų spalvos bažnyčioje prie pat plento su nedidelė santūre smaile, būdinga mormonų bažnyčiams. Tėtis ėmė protinti šeimų galvas, vos vyrams pakilus iš klauptų. Pradėjo nuo savo pusbrolio Džimo. Tas geraširdiškai klausėsi, kol tėtis, mojuodamas Bibliją, aiškino apie pieno nuodėmingumą. Džimas įsišiepė, paplekšnojo tėčiui per petį ir pasakė, kad karštą vasaros dieną teisingasis Dievas nė už ką neatimtų iš žmogaus naminių braškinių ledų. Džimo žmona įsikibo vyrui į parankę. Jiems čiaužiant pro šalį pajutau, kaip dvelktelėjo mėšlu. Tada prisiminiau. Didelis pieno ūkis į šiaurę nuo Elnio kalno, niekieno kito kaip Džimo. Vos tėčiui pradėjus pamokslauti prieš pieną, močiutė prigrūdo jo pilną šaldytuvą. Ji su seneliu gerdavo tik nugriebtą, bet labai greitai jų šaldytuve atsirado 2 procentų riebumo, paskui visai nenugriebto ir net šokoladinio. Regis buvo įsitikinusi, kad reikia laikyti šią fronto liniją. Pusryčiai tapo ištikimybės išbandymu. Kas rytą mūsų šeima susėsdavo prie plataus perdirbto raudonojo ąžuolo stalo ir valgydavo 7 grūdų dribsnius su medumi ir melasa, arba 7 grūdų blynus, taip pat su medumi ir melasa. Man buvo visai nieko tie dribsniai, kai juos buvo galima užpilti pienu ir žiūrėti, kaip grietinėlė apsemia grūdus ir susigeria į jų gumulėlius. Bet po apreiškimo turėjome juos valgyti su vandeniu. Tai buvo tas pats, kas išvalgyti lėkštę dumblo. Netrukus mano mintis ėmė suktis apie tą gausybę pieno gyštančio močiutės šaldytuve. Tada ir įpratau rytais nevalgyti pusryčių. Eidavau tiesiai į daržinę. Pašerdavau kiaules, įpildavau į lovius pašaro karvėms ir arkliams, o tada peršokdavau per gyvulių aptvarą, apeidavau daržinę ir įsmukdavau į močiutės namus pro šoninės duris. Vieną rytą sėdėjau prie virtuvinio baro, žiūrėdama, kaip močiutė beria į dubenėlį kukurūzų dribsnius, ir staiga jį paklausė.
O tau nepatiktų vaikščioti į mokyklą? Ne, atsakiau. Iš kur žinai, burbtelėjo ji. Juk niekad nebandei. Įpylusi pieno padavė man dubenėlį, tada priešais mane prisėdusi prie baro, ėmė žiūrėti, kaip srebiu iš sklidino šaukšto. Mes rytoj išvažiuojame į Arizoną, pasakė ji man, bet aš ir taip žinojau. Keičiantis orams, jiedu su seneliu visada išvažiuodavo į Arizoną. Senelis sakydavo, kad Aidaho žiemoms jis per senas, nuo šalčio gelia kaulus. Atsikelk paryčiais, tęsė senelė, kokią 5, ir mes tave pasiimsim. Įtaisysiu tave į mokyklą. Kilstelėjau nuo kėdės. Mėginau įsivaizduoti mokyklą, bet nieko neišėjo. Vietoj jos mačiau sekmadieninę mokyklą, į kurią vaikščiau kas savaitę ir jos nekenčiau. Berniukas vardu Aaronas visoms mergaitėms pasakė, kad aš nemoku skaityti, nes nelankau mokyklos ir dabar niekas su manim nesikalba. Tėtis leido man važiuoti? Paklausiau. Ne, atsakė močiutė, bet kol jis supras, kad tavęs nėra, mes jau būsim toli. Padėjusi mano dubenėlį į kriauklę, įsižiūrėjo į tolį pro langą. Močiutė buvo lyg gamtos jėga, nekantri, atkakli, nesutrikdoma. Norint ją pažiūrėti, reikėjo atsitraukti į šalį. Ji juodai dažėsi plaukus ir tai dar labiau paryškino ir taip griežtus bruožus, ypač antakius, kuriuos kas rytą apvedžiodavo išpieždama 2 storus juodus kaip rašalas lankus. Jie išeidavo per ilgi ir veidas atrodydavo ištemptas. Be to, jie būdavo išpiešti per aukštai ir visam veidui suteikdavo nuobodžiaujančią, kone sarkastišką išraišką. Tau reikia lankyti mokyklą, tarė ji. Negi tėtis neprivers tavęs mane grąžinti? Paklausiau. Tavo tėtis nė velnio man nepadarys. Močiutė atsistojusi įsitęsė visų ūgiu. Jei norės tavęs, turės pats atvažiuoti. Ji padelsė, akimirką atrodė susidrovėjusi. Vakar su juo kalbėjau. Nebeilgai tave vedžios už rankos. Jis vėluoja statyti tą pašiūrę mieste. Negali viską metęs išvažiuoti į Arizoną, bent kol geri orai ir jam su berniukais reikia darbuotis visą dieną. Močiutės sąmokslo planas buvo gerai apgalvotas. Tėtis prieš pirmąjį sniegą kelias savaitės dirbdavo nuo aušros iki sutemų, stengdamasis kuo daugiau užkalti iš metalo laužo ir daržinių statybos, kad pratrauktume per žiemą, kai būdavo mažai darbo. Net jo motinai pabėgus su jauniausiu vaiku, nebūtų galėjęs nutraukti darbų, kol neapšąla šakinis krautuvas. Turėsiu pašerti gyvulius prieš mums išvažiuojant, pasakiau. Jis tikrai pastebės, kad manęs nėra, jei karvės išlauš aptvarą ieškodamos vandens. Ta naktį nemiegojau. Atsisėdusi ant virtuvės grindų, žiūrėjau, kaip pamažu tiksi valandos. 1 nakties, 2, 3, 4 atsistojau ir pasidėjau batus už durų iš kiemo pusės. Jie buvo apskretę pridžiūvusių mėšlų. Močiutė su tokiais tikrai neleis lipti į savo automobilį. Mintise mačiau juos paliktus močiutės priebutyje, man basai pabėgus į Arizoną. Įsivaizdavau, kas bus, kai mano šeima susivoks, kad dingau. Su broliu Richardu dažnai nuo ryto iki vakaro būdavom ant kalno, taigi greičiausiai niekas nepastebės. Kol saulei pakrypus vakarop, Richardas pareis namo vakarienės, o aš ne. Vaizdavausi, kaip broliai puls pro duris manęs ieškoti. Iš pradžių išnaršys laužyną, kilnodami metalo plokštės ir žiūrėdami, ar neįstrigau kuriai nors atitrūkus. Tada patrauks toliau, iškrės visą sodybą, karstysis po medžius ir užlips ant daržinės aukšto. Galiausiai pasuks kalno link. Tada jau bus gerokai sutemę. Prieš pat nusileidžiant saulei, kai kraštovaizdyje įžiūri tik tamsą, aklina pramaišiui su kiek perregima ir aplinkinį pasaulį labiau jauti negu matai. Įsivaizdavau brolius įsisklaidant ant kalno ir ieškant manęs juodoje miško tamsoje. Niekas nekalba. Visi galvoja tą patį. Ant kalno visada gali nutikti kas nors baisiai blogo. Būna, kad netikėtai išdygsta uolos,
Sulaukėję mano senelio arkliai kartais kaip pašėlę ima lakstyti per nuokanus savašynus, netrūksta ir gyvačių barškuolių. Šitaip mes jau ieškojom iš tvarto pabėgusio kumeliuko. Slėnyje dar buvo galima rasti sužeistą gyvulį, o ant kalno tik nebegyva. Įsivaizdavau mamą, stovinčią prie kiemo durų, žvelgiančią į juodą kalnų keterą tėvui parėjus namo ir pasakius, kad manęs nerado. Sesuo Odrė pasiūlys kam nors pasiklausti močiutės, bet mama atsakys, kad močiutė rytą išvažiavo į Arizoną. Tie žodžiai akimirką pakips ore ir tada visi supras, kur aš dingau. Įsivaizdavau tėvo veidą, jam gręžiantis į motiną. Mačiau vengiančias tiesiai žiūrėti jo akis, užsiraukusią suspaustas lūpas. Manai, ji nusprendė išeiti? Ausyse jo balsas aidėjo liūdnai, sielvartingai. Tada jį užgožė kitas įsivaizduotas prisiminimas. Žiogai, šūviai ir galiausiai tyla. Kaip vėliau sužinojau, tai buvo pagarsėjęs įvykis, panašiai kaip Wounded Knee ar Veiko incidentai. Bet kai tėvas pirmą kartą mums apie tai papasakojo, man atrodė, kad niekas daugiau pasaulyje to nežino, tik mes. Tai prasidėjo baigiantis konservavimo sezonui, kurį kiti vaikai galbūt vadino vasara. Mūsų šeima šiltuoju metų laiku konservuodavo vaisius, kurių, kaip sakė tėtis, mums prireiks bjaurasties dienomis. Vieną vakarą tėtis iš metalo laužyno grįžo susirūpinęs. Per vakarienę žirgliojo po virtuvę pirmyn atgal ir beveik niekasnio neįsidėjo į burną. Turim viską sutvarkyt, pasakė jis. Laiko nedaug. Visą rytojaus dieną lupom ir virėm persikus. Iki saulėlydžio pripildėm keliasdešimt Meisono stiklainių ir dabar jie, ištraukti iš greitpuodžio ir vis dar šilti, buvo išrikiuoti lygiomis eilėmis. Tėtis prižiūrėjo, kaip dirbame, skaičiavo stiklainius kažką murmėdamas po nosimi, paskui atsisuko į mamą ir tarė: neužteks. Ta vakarą tėtis mus sukvietė į šeimos pasitarimą ir visi susėdome aplink virtuvės stalą. Jis buvo platus ir ilgas, prie jo tilpome visi. Kaip jis pasakė, turime teisę žinoti, prieš ką einame. Jis stovėjo galustalėje, visi kiti, sutūpę ant suolų, tyrinėjome storas raudonojo ąžuolo lentas. Netoliese gyvena viena šeima, pasakė tėtis. Kovotojai už laisvę. Jie nenori, kad vyriausybė jų vaikams plautų smegenis valstybinėse mokyklose. Dėl to su jais atsiskaityti atėjo federalai. Tėtis išpūtė iš plaučių orą pratisų ilgu atodūsiu. Federalai apsupo tos šeimos trobelę. Kelias savaitės laikė uždarytus ir kai išalkęs vaikas, mažas berniukas, išsmuko ieškoti ko pavalgyti, federalai jį nušovė. Peržvelgiau brolių veidus. Iki tol niekada nebuvau mačiusi baimės Luko veide. Jie tebėra savo trobelėje, kalbėjo tėtis. Išjungė šviesas, šliaužė grindimis toliau nuo durų ir langų. Nežinau, kiek jie turi maisto. Gali būti, kad išmirs badu, kol federalai mes šitą reikalą. Niekas nieko į tai nepasakė. Galop Lukas, kuriam buvo 12, paklausė, ar galime jiems padėti. Ne, atsakė tėtis, niekas negali. Jie užspeisti savo namuose. Bet turi ginklų, dėl to federalai jų ir nešturmuoja. Tėtis ilgokai rangėsi, kol įsitaisė ant žemo suolo. Ir visą tą laiką tylėjo. Mano akimis atrodė senas, nusikamavęs. Jiems negalim padėti, bet galim padėti patys savo. Kol federalai ateis į Kelnio kalno, būsim pasiruošę. Ta vakarą tėtis iš rūsio atvilko glėbį senų kareiviškų kuprinių. Pasakė, kad jų reikės žygiui į kalnus. Visą naktį jas krovėmės būtinus daiktus. Žolinius vaistus, tabletes vandeniui gryninti, skiltuvus. Tėtis atnešė kelias dėžes kareiviškų maisto davinių. Prisikrovėme jų į kuprines kiek tilpo. Įsivaizduodami tą valandėlę, kai priversti bėgti iš namų, visą tai valgysime slapstydamiesi tarp laukinių slyvų prie upelio. Kai kurie broliai į kuprinę įsigrūdo ginklą, bet aš turėjau tik nedidelį peilį
Ir vis tiek, baigus krautis, mano kuprinė pasidarė dydžio sulig manimi. Paprašiau Luko užkelti ją ant mano spintos lentynos, bet tėtis liepė pasidėti žemai, kad galėčiau greitai pasiimti. Taigi miegojau su ja lovoje. Treniruodavausi greitosiomis įsinerdama į kuprinės diržus ir bėgiodama su ja ant pečių. Nenorėjau atsilikti nuo kitų. Vaizduodavausi mūsų pabėgimą, kaip lekiam vidury nakties į indėnų princesės prieglobstį. Supratau, kad kalnas yra mūsų sąjungininkas. Tiems, kurie jį pažįsta, gali būti geras, bet neprašytiems svečiams tikras klastūnas. Ir tai buvo mūsų pranašumas. Kita vertus, jei atėjus federalams ruošėmės slapstytis kalnuose, nesupratau, ką mes konservuojame tuos persikus. Juk nesitemsim 100 sunkių Meisono stiklainių į kalno viršūnę. O gal mums tų persikų reikia, nes ruošiamės užsibarikaduoti namuose kaip viveriai ir kautis iki galo? Buvo panašiau, kad kausimės. Ypač po kelių dienų, kai tėtis parsinešė 14 nurašytų kariškų šautuvų, daugiausiai SKS, su tvarkingai po vamzdžiu užlenktais plonais sidabriniais durtuvėliais. Ginklai atėjo siaurose skardinėse dėžėse ir buvo padengti kosmolinu, taukus primenančią rusvą medžiagą, kurią reikėjo nulupti. Kai ginklai buvo nuvalyti, vieną išsirinko mano brolis Tyleris, paguldė ant juodos plastiko plėvelės ir suvinioja susandarino keliais metrais sidabrinės techninės lipnios juostos. Užsidėjęs ryšulį ant peties, nusinešė į pakalnę ir numetė prie raudono vagono. Tada ėmė kasti žemę. Iškasęs gilę ilgą duobę, įmetė į ją šautuvą, o aš žiūrėjau į įtemptus jo raumenis, pūpsančius po žemėtą odą, kietai suspaustus žandikaulius. Netrukus tėtis nupirko mašiną kulkoms išnaudotų šovinių gaminti. Dabar mes ilgiau trauksim atsidūrę apsuptyje, pasakė jis. Pagalvojau apie kuprinę lovoje, laukiančią žygio į kalnus, apie užkastą prie traukinio vagono šautuvą ir pradėjau nerimauti dėl kulkų mašinos. Ji buvo griozdiška, priveržta prie geležinio pagrindo. Jei mus užklups netikėtai, pamaniau, kad nebus laiko jos neštis. Įdomu, ar ją irgi užkas kaip šautuvą. Toliau konservavome persikus. Neprisimenu, kiek praėjo dienų ir kiek stiklainių papildė mūsų atsargas, kol tėtis papasakojo apie tuos žmones daugiau. Rendis Viveris nušautas, pasakė tėtis laibu virpančiu balsu. Išėjo iš trobelės parsinešti sūnaus kūno ir federalai jį nušovė. Niekada nebuvau mačiusi tėčio verkiančio, bet dabar jam per nosį vientisą srovelę tekėjo ašaros. Jis nesišluostė ir ašaros varvėjo ant marškinių. Žmona, išgirdusi šūvį, pribėgo prie lango su kūdikiu ant rankų. Tada pasigirdo antras šūvis. Mama sėdėjo vieną ranką prispaudusi prie krūtinės, kita užsidengusi burną. Žiūrėjau į margą mūsų linoleumą, o tėtis mums pasakojo, kaip kūdikis buvo paimtas iš motinos glėbio ir jo veidas buvo kruvinas. Iki šios akimirkos kažkas manyje norėjo, kad ateitų federalai. Kažkas troško nuotykių. Dabar pajutau tikrą baimę. Įsivaizdavau tamsoje sutūpusius brolius, prakaituotose jų rankose slyščiojančius suspaustus šautuvus. Įsivaizdavau pailsusią, troškulio kankinamą motiną, besitraukiančią nuo lango. Mačiau mintise save pačią, be balso, nekrutančią, pasliką tysančią ant grindų, besiklausančią žiogų čirškimo lauke. Tada pamačiau, kaip mama stojasi ir tiesia ranką į virtuvės čiaupą. Baltas blyksnis, nugriaudi šūvis, ji krinta. Pašoku sugauti kūdikio. Tėtis niekada mums nepasakojo tos istorijos pabaigos. Mes neturėjome televizoriaus nei radijo, tad gal jis pats nesužinojo, kuo viskas baigėsi. Paskutiniai mano girdėti jo pasakojimo žodžiai buvo tokie. Kitą kartą tai galim būti mes. Šie žodžiai nusėdo mano mintise. Tarsi jų aidas čirškė žiogai, šliuksėjo į stiklainį krintantis persikai, čekšėjo valomas SKS.
Girdėdavau tuos žodžius kas rytą, eidama pro raudoną į vagoną ir sustojusi ties žliugėmis.